Rodau, kaip pasigaminti tradicinę mačą arbatą. Pirmą naudojam ceremoninę mačą, tai yra aukščiausios kokybės mačą. Kodėl? Nes jinai yra renkama pirmo derliaus metu, tai yra pavasaris, jinai yra auginama šešėlyje, kad lapeliai neapkarstų ir renkama rankomis, kad tik tais patys minkščiausi tie lapeliai būtų surinkti. Ir visa tai padaro, kad pati mača yra kremiška, jos spalva yra labai ryški ir svarbiausia, skonis yra labai švelnus, turi net tokį natūralų saldumą. Ir būtent dėl to, kad tai yra pati aukščiausia kokybė, jos net nereikia maišyti su pienu ir ją galima tiesiog mėgautis su vandeniu, kas irgi daug žmonių patinka. Tai va, rodau, kaip pasigaminti. Tai pirmą, tiesiog laikom ją šaldytuve, kas labai svarbu, kad jinai išlaikytų tas visas ir geriausias savybės, ir spalvą, ir skonį. Ir tada ją taip pat svarbu yra persijoti, nes jinai yra kremiškesnė, kadangi tie lapeliai yra smulkesni, tai tiesiog, kad nebūtų jokių gumulėlių. Imu tokį nepilną šaukštelį, pažiūrėk, kokia graži spalva, tai yra kokybiškos mačos ženklas. Ir tada tiesiog persijoju per sietelę, tada neliks jokių gumulėlių. Nes šiaip kremiška mača yra kokybiška mača. Pagal visas tradicijas mača yra maišoma su šluotele. Ja prieš tai reikia tiesiog pašildyti vandenyje, kad jinai nelūžtų ir ilgiau jums tarnautų. Tada išplakti darant M raidę tiesiog ir jinai puikiai įsimaišys. Tačiau man pačiai kasdienai nėra tai toks patogus būdas, nes tada ją reikia ir šildyti ir po to išplauti ir visa kita. Aš pati naudoju tiesiog plakiklį, nes man patogiau, nes jeigu tada noriu ir pieną įsiplaku ir panašiai. Tiesiog man atrodo, kad aš jums parodysiu praktišką būdą, o tada jūs norit ilgesnio ritualo ar trumpesnio, pasirinksit patys. Tada pilu vandenį. Primenu, kad vanduo turi būti iki 80 laipsnių, ne? Tai tarkim, jeigu naudoja tvirtdulį, tai jis užverda, porą minučių tiesiog palaukia, nes kitaip mača gali šiek tiek apkarsti ir dar pakeisti savo spalvą, šiek tiek savybių prarasti. Kadangi dabar tik tais su vandeniu viską maišysiu, jo bus daugiau, bet visuomet aš įdedu kokį 50 ml, įpilu, neįdedu, tam, kad būtų tiesiog patogiau susimaišyti. Tai va, šiek tiek įpilu, išmaišau. Bandau parodyti neišpildama, bet turim labai gražią mačos spalvą. Ir ką darysim, tai jūs galite dabar tiesiog įsipilti ar ne daugiau vandens ir ją mėgautis. Bet kai patinka man daryti, man atrodo, kad kai yra šiek tiek šaltesnė mača, ypač kai yra tik su vandeniu, jinai dar skaniau atsiskleidžia, jinai tampa natūraliai saldesnė nei tiesiog šilta ar karšta. Tai aš tiesiog ją geriu su porą ledukų. Ledukus. Ir dabar dar įpilu papildomai vandens į mačą ir tiesiog pilu ant ledukų. Tai kaip dabar matot, mača yra labai gražios, sodrios spalvos. Tai čia ganėtinai bus ir sodrus skonis. Kai kuriem patinka labiau sodriau, kai kuriem švelniau. Kaip jūs norit. Galite įsidėti daugiau ledukų, kad būtų šaltesnė. Aš dabar tiesiog įsipilsiu šiek tiek daugiau vandens, kad būtų švelnesnis skonis. Šiaip labai skanu ir su limonadu kokiu gazuotu. Ir viskas. Ir turim tolygę energiją, susikaupimą ir dar begalės antioksidantų. Kad mača būtų skani su vandeniu, jinai turi būti aukštos kokybės. Tai žinoma, jinai turi būti ceremoninė, iš to jauniausio derliaus, bet jinai dar turi būti ir puikiai laikoma. Kuo mes labai didžiuojamės, kad mes labai susibendravę esame su ūkiu Japonija ir jie mums ją mala pagal užsakymą, ar ne, akmenimis, kad pagal visas tradicijas ir tada jinai yra fasuojama ūkyje. Tai nėra taip, kad mes ar ne atsivežam ir dar kartą perfasuojam. Kadangi mača be galo jautri orui, jinai yra be galo jautri ilgam tiesiog laikymui sandėlyje. Tai ką mes darom, sufasuojam ar ne pačiame ūkyje, parsiskaidinam pas mus ir tada jinai iš karto keliauja pas jūs. Dėl to mes turim absoliučiai skirtinę kokybę. Tai jeigu jūs, tarkim, pasiemat mūsų mačą, jinai dar prieš mėnesį gali būti iš tikrųjų malama Japonijoje, kas yra labai išskirtinis dalykas šiuo metu. Ir mes jau labai didžiuojamės. Tai skanus.